Kviečiame susipažinti, kaip nesudėtinga sumontuoti ir sukonfigūruoti Nice Home Aria 200 varstomų garažo vartų komplektą. Pirmiausia, patikriname vartų parametrus, išmatavimus ir svorį, kad įsitikintume, jog šis vartų komplektas yra tinkamas naudoti. Šis rinkinys skirtas vartams, kurių vienos varčios plotis nedidesnis nei 2,2 metro ir svoris iki 250 kg. Turime patikrinti atstumą iki vyrio, kuris negali viršyti 25 cm. Parenkame tinkamus kabelius pavaroms ir jų priedams. Nice Home Aria 200 komplektą sudaro 2 pavaros, valdymo blokas, švyturėlis, 2 siųstuvai, priekinis ir galinis laikikliai. Papildomai yra galimybė įsigyti specialius laikiklius, skirtus naudoti ant labai siaurų stulpų. Norėdami užtikrinti optimalias vartų eksploatavimo sąlygas, turime pasirinkti tinkamus parametrus A ir B. Parametrus rasite instrukcijoje esančioje lentelėje. Svarbu žinoti, koks bus vartų atidarymo kampas. Galime pradėti montuoti priekinius ir galinius laikiklius. Kartuojame veiksmus antrai varčiai. Montuojame valdymo bloką. Svarbu sumontuoti jį ne žemiau nei 40 cm nuo žemės. Sumontavę valdymo bloką, toliau montuojame priedus. Pradedame nuo fotoelementų, kurie turėtų būti montuojami 40–60 cm aukštyje nuo žemės. Galime jiems pritaikyti specialius laikiklius. Vėliau montuojame švyturėlį vertikalioje arba horizontalioje padėtyje. Atidarome valdymo bloko dėžę ir viską tinkamai sujungiame. Prijungiame švyturėlį į flash įėjimą. Prijungiame fotoelementus į bus įėjimą. Prijungiame pavaras į įėjimus M1 ir M2. Prijungiame anteną į antenos įėjimą. Pradėkime programuoti valdymo bloką. Įjungiame maitinimą ir patikriname, ar tinkamai mirksi ECS bus diodas.
Atrakiname abi pavaras ir rankiniu būdu atidarome vartus iki pusės. Tada vėl užrakiname abi pavaras. Pakelkite antrąjį dip switch jungiklį į viršų. Paspauskite ir palaikykite mygtuką L2 mažiausiai 3 sekundės. Valdymo skydelis dabar ieško prijungtų įrenginių. Pasibaigus diegimo procesui turi užsidegti stop ir L2 šviesos diodai. Nustatykime galines vartų pozicijas. Paspaudžiame ir palaikome L3 mygtuką bent 3 sekundės. Dabar valdymo blokas ieškos galinės padėties. Iš pradžių vartai užsidarys, tada atsidarys ir galiausiai vėl užsidarys. Programuojame nuotolinio valdymo pultą. Paspauskite ir palaikykite valdymo bloko mygtuką L1 mažiausiai 3 sekundės. Kai užsidega L1 diodas, atleiskite mygtuką. Per 10 sekundžių nuo atleidimo paspauskite pasirinktą siųstuvo mygtuką, kurį norite įsiminti ir palaikykite bent 3 sekundės. Jei programavimas buvo sėkmingas, L1 šviesos diodas ant valdymo bloko sumirksės 3 kartus. Tikriname, ar vartai atsidaro ir užsidaro automatiškai paspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką. Norėdami sužinoti daugiau apie sudėtingesnį programavimą ir kitas valdymo pulto nustatymo galimybės, atidžiai perskaitykite instrukciją.